Molkunaitė έχει το λόγο. 1 λεπτό παρακαλώ. Ačiū, ponia pirmininkė. Šiandieną mes kalbam ir diskutuojam labai tokių konkrečių klausimų, konkrečios valstybės, bet visgi poveikio aplinkai vertinimas jisai yra gana komplikuotas ir sudėtingas klausimas, kalbant tiek nacionalinių lygmenių, tiek tarptautinių lygmenių. Ko gero, didžiausia problema tai yra pasitikėjimo krizė visuomenėje dėl atliekamų poveikio aplinkai vertinimo ekspertizių, tai kad ekspertizės atliekamos apmokant projekto vykdytojams ir panašiai ir taip toliau. Tai visuomenės įsitraukimas į šitą procesą turėtų būti aktyvesnis, bet žinoma, ieškant balanso, kad nebūtų stabdomi tam tikri projektai, nepagristai stabdomi. Taip pat problema yra poprojektinio vertinimo savoka, kuomet yra tam tikri dalykai neįvardinti poveikio aplinkai vertinimo analizėje ir pasireiškia tam tikri šalutiniai, sakykime, poveikiai vėliau. Na ir vakar mes balsavom dėl nepriklausomumo principo apskritai poveikio vertinimo sistemoje. Tai tas natūralu turėtų būti taikoma ir aplinkos teisėje, ir peržiūrint poveikio aplinkai vertinimo direktyvą mes turėtumėm koncentruotis būtent ant šito dalyko. Ačiū. Ευχαριστώ πολύ. Μπλε κάρτα έχει ο κύριος Λίχτεφριντ για μισό λεπτό σας παρακαλώ θα παρέμβετε. Κύριε Λίχτεφριντ, μισό λεπτό. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Es kann nicht sein, dass ich die Kollegin falsch verstanden habe. Darum wollte ich nachfragen. Aber ich denke schon, dass es wichtig ist,